pažadėjau parodyti, kokius nusipirkau savo ar pasidovanau savo orakulus. Tai jie bus šis jūros orakulas ir taip pat šis mitų moteris orakulas. Bet čia galvoju parodysiu, kiek jau turiu, tai iš tikrųjų savo nelabai daug jau perku, nes tiesiog labai daug turiu. Dabar patrauksiu šitus ir kartu su jumis pirmą kartą peržiūrėsim mano naujus orakulus. Taigi, nežinau, nuo kurio pradėti, neapsisprendžiu. Gal visgi nuo jūrinio. Tai šitas orakulas bus pirmas mano orakulas, kur kortos yra paveiksliukai, kas man ganėtinai neįprasta. Bet, tavrasme, nuotraukos, ne paveiksliukai tiksliau. Bet kažkaip aš iš tikrųjų kurį laiką ieškau jūros arba vandens orakulo, kuris su manim labai kalbėtų ir jų yra labai daug, kurie mane traukia. Bet kažkaip pajutau, kad šitą visgi savo pasidovanosiu. Tai iškart įdomu, kad yra 4 skirtingos nugarėlės, 4 skirtingų rūšių nugarėlės. Ir ką čia tai reiškia, tai tikriausiai paaiškinta knygoje. Tai yra 4 temos. Viena yra apie atjautą savo, tai self-compassion, kita apie paleidimą, letting go, kita apie ėjimą į priekį, moving forward, ir paskutinė apie dėkingumą ir žavėjimąsi. Tai tikriausiai tai tos nugarėlės reiškia, bet aš manau, reikėjo galbūt parodyti iš eilės tas kortas, aš dabar jau pradėjau maišyti. Čia įprotis, bet gerai, kad tokios kaip teminės, tai lengva atmaišyti. Tai gerai, tai pabandysim iš pradžių pažiūrėti visas tas kortas. Tai švytėjimas, tegul tu būsi švyturys. Meilė. Galia. Sunku kartais išversti iš anglų kalbos, nors žinau, ką reiškia. Tai yra, nepasiduoti, tarytum šitą kortą. Ražytis arba išsitempti. Viltis. Smalsumas. Kelionė. Sprendimai. Tikėjimas. Wow. Pradėti. Pradžia. Įsivaizduoti. Matom, kad keičiasi tema, tai čia dabar kortos su tokiu saulėlydžio galu. Žavėjimasis. Magija. Lengvumas. Gylis. Laisvė. Grožis. Žaismingumas, žaidimas. Džiaugsmas. Gyvas. Dėkingumas. Priėmimas. Čia tarytum priimti, o čia gauti. Tai gavimas. Dabar vėl kita tema. Tokia labai rami vandens tema. Išsiplėtimas arba platus. Priklausimas. Refleksija. Atsparumas.
toks nuramintas, laikomas, pakankamas, atsiverimas, kažkas parodoma, atjauta, leidimas, buvimas čia ir dabar, dabartis, pauzė, laukinė, erdvė, takumas, atleidimas, palaima, švarus, be kažkokių tai apteršimų, neaiškumų. Aiškumas gali būti taip pat. Čia yra tikėjimas, lengvumas, paleidimas, išgirstas, drąsus, balansas. Ir, aš nežinau, man kažkodėl tai labai šitas kortos kalba, nors tai yra tiesiog nuotraukos, bet kažkaip galbūt dėl to, kad aš būtent norėjau bendrauti su vandeniu tam tikrą prasme. Ir šitos kortos, jos tikrai turi tokias žinutes vien iš paveiksliuko, kur iškart aišku, ką būtent vanduo sako. Ir žinoma, man patinka ir tai, kad yra tas vienas žodelis, kuris tarytum tematiką apsako, bet taip pat ir tam tikra maža žinutė, todėl labai lengva tokias kortas naudoti kažkokiuose renginiuose, kur daug žmonių, kur ne visada galima paskaityti knygutę, bet turime ir knygutę. Knygutė yra ganėtinai plona, tokia tik 56 puslapiai ir kaip matote, nėra čia labai daug informacijos, bet galim pabandyti. Galbūt dėl to bus labai lengva man išversti, nes ilgą kažkokį paragrafą būtų sunku jums išversti, bet pabandysiu kažką ištraukti ir pažiūrėsim, ką čia mums sako, galbūt jums kažką pasakys, galbūt man, ne taip ir svarbu. Tiesiog vieną kortelę ir jinai yra apie smalsumą. Te tu atsiversi ir tyrinėsi. Ir dabar galim pažiūrėti, ką knygutėje kalba apie šitą kortą. Dabar išsiaiškint, kaip čia jas išsityrinėti. Aha. Čia tam tikri būdai, kaip galėtum traukti, kokią galima pasidaryti savo praktiką, kaip medituoti su tom kortom, kaip jas interpretuoti. Na ir šiek tiek daugiau apie tas 4 temas. Ir čia paaiškinta, kuri. Tarkim šita, kur yra toks, tai yra apie ėjimą į priekį, ar ne? Tai logiška, kad smalsumo korta, tai jinai ir yra ta, kas kartais mus gali iš tam tikrų užstrigimų visgi paskatinti keliauti priekį. Ir tada, jeigu dabar, kur jos yra, jo, čia nėra pati patogiausia knygutė, tiesą pasakius. Labai tokia paprasta, bet panaudojama. Tai štai, turim dabar aprašymą. Tai aprašymas būtent šitos kortos yra, kad jūra kiekvieną momentą atsinaujina. Ji kviečiasi mus šviežiam tyrinėjimui. Kviečiasi tave mėgautis magiją to, kaip iš naujo atrandi pasaulį, bei save, be jokių expectations, kaip kažkokių lūkesčių, prielaidų ar vertinimų. Toks kaip palaiminimas, tai tu visų kūnų įkūniji vaikišką smalsumą. Tu ieškosi klausimų, kurie tau kyla atsakymų ir juos paleisi. Tu tapsi tokiu liudytoju
galbūt viso gyvenimo, be kažkokios kritikos. Te tu būsi smalsus ir neeilinis. Ir mantra, aš save iš naujo atrandu pasaulyje. Tai tokios kortelės, tai kaip ir minėjau, galbūt tai nėra ta tokia knyga, kur kažkokios labai gilios įžvalgos būtų pačioj knygutėje ir labai ten kažkokie tai rimti aprašymai, leidžiantis labai tyrinėti tą prasme, bet būtent jeigu jūs dirbate su žmonėmis ir jums reikalingos kortos renginiams, kur svarbiausia tas toks, kad išsitraukia, žmogus pamato kortą ir jam jau jinai kažką kalba, ir plus labai aiški žinutė apačioje, tai čia tikrai puiki kaladė. Ir kažkaip tai aš jaučiu, kad tikrai draugausiu su ja nes mes būtent daug dirbame renginiuose ir mano kortos tikrai dažnai tarnauja būtent šitam dalykui. O kitos kortos galbūt irgi bus renginiams skirtos, bet aš jas iš tikrųjų pirkau labiau dėl savęs ir dėl tokio vidinio tyrinėjimo, didesnio, gilesnio susipažinimo su kai kuriom šitų deivių. Ir čia įdomu yra tai, kad irgi kortos, jau šiek tiek pasidomėjau, yra padalintos į kelias kaip ir kategorijas, bet čia labai aišku, kokios tos kategorijos, nes ant kiekvienos kortos yra parašyta iš karto. Čia, pavyzdžiui, yra herojė. Čia yra monstras arba monstrė ir čia yra deivė. Tai tokios 3 kategorijos kortų. Ir manau, kad darysim panašiai kaip prieš tai, tiesiog išsitrauksiu po to kortą ir kaip matote, čia aprašymas irgi nėra labai didelis, bet jau tokia rimtesnė knygutė, šiek tiek gilesnis galbūt bus aprašymas. Ir iš tikrųjų būtent aš jas tokiam gilesniam susipažinimui su deivėm turiu keletą tokių vos vėl neišmaišiau. Gerai, geriau iš eilės pirmiausia pražiūrim. Tai čia man atrodo, sudėta pirmiausia pagal kategorijas, bet kol nesumaišyta, tai taip pat ir pagal raides. Tai Amaterasu, Arianrod, Atargatis, Atena, Baišė, Nyangyang. Žinoma, aš galiu kai kuriuos netaip ištart, kaip reiktų. Cornmother, Freja, Hinenuitepo, Huitaka, Ishtar, Izide, Isis, Itzapapalotl. Čia labai mano tokia šešėlinė deivė. Kali, viena mano pagrindinių vedlių. Ir viena iš priežasčių, kodėl aš nusprendžiau šitą savo pasidovanot, nes jinai yra, bet iš tikrųjų dažniausiai būna tokiuose panašiuose. Mamiwata, Morrigan, Oja, irgi viena iš mano vedlių deivių. Pele, Amba Shikandi, dabar jau mes priėjom prie herojų iš deivių. Arawelo, Atalanta, princesė Bari, Dido, Draupadi, Lagerta, Maeve, Maeve, angliškai, Mamawako, Morgan Le Fay, Mulan, Scheherazada, Sky Woman, tai dangaus moteris, Splinter Foot Girl. Tai Splinter yra rakštis, rakštį lipusios pėdos mergaitė. Tai va čia tokios istorijos, kurių galbūt nežinau, bet tam ir yra knygutė.
takane, triautitrin, urduja, Aisha Kandisha. Taip pat galite pamatyti, kad apačioj visiems šitiem dalykam dar yra kažkoks mini žodelis, bet tikrai nesuprasi vien iš kortos visos istorijos, ar ne, viską, ką šitą būtybę norėtų pasakyti. Tai čia jau bus svarbesnė knygutė. Al-Karisi, Baba Mik, Baba Jaga. Ir kaip matom visą šitą monstrų dabar jau erdvę, tai šitoj tikrai kaladėj yra ir šešėlio, kas man yra pakankamai svarbu ir naudinga. Man patinka, kai kortose ne tik absoliučiai pozityvios žinutės, o ir gali gauti kažkokių tokių nukreipimų, sakančių, kad tam tikrą galbūt reiktų pasisukti kažkur kitur. Tai čia yra Slidna, Deer Woman, tai yra elnių moteris. El-Nadaha, Isikukumadevu. Labai sunkiai fokusuoja šitą paveiksliuką. Kitsune, Kiyohime, Laloruna, Lilith. Čia toks įdomus vaizdinys Lilith, bet kas su Lilith dirba labiau kaip su deive, galbūt. Šiaip įdomu šitą būtų paskaityti aprašymą, tai atsidėsiu į šoną ir dar vieną kortą išsitrauksiu. Monstras. Monstras, sakau, čia buvo Meduza. Peršta ir Pesta. Ai, ne, dar vienas. Kualupalik. Dabar paskaitysiu apie Lilith, ką čia rašo, ir tuo pačiu dar ištrauksiu vieną kortą, apie kurią pasiskaitysim šiandien. Aš šį kartą neskaitysiu viso teksto, pabandysiu esmę. O deivė Itzpapalotl. Ir apačioj parašyta drąsioji. Tai pradėsim nuo jos. Tai štai kaip atrodo jos tas lapas. Ir tai pagrindinė žinutė, tai čia iš karto jau matosi. Tai jeigu neturim daug laiko skaityti, tai galima tiesiog iš to jau esmę paimti. Tai yra iššūkiai, stiprybė, jėga. Ir jos istorija tai yra viena mirtiniausių deivių mitologijoje. Jinai yra griovėja ir taip pat sergėtoja actekų istorijose. Ji gyvena danguje ir nusileidžia į žemę tik tada, kai yra visiškai tamsu. Todėl jinai yra ypač stipri, pavojinga per užtemimus. Tai šita korta kalba apie kažkokius tai jėgos žaidimus ir dominavimo tematiką. Galbūt tau atrodo, kad tave kažkas tai pergudrauja arba apgaudinėja, galbūt negali pasitikėti, galbūt bijai kažką ne taip padaryti. Kažkoks vizija yra tokia neaiški, debesuota. Tai patarimas iš tos deivės yra toks, kad susijungti su deive ir tiesiog per ją įgauti drąsos ir stiprybės būti tokiai, daryti sprendimus drąsiai. Ji nieko nebijo ir todėl taip pat neturėtum tu bijoti. Pamatyk bet kokį iššūkį kaip tai, ką tu galėtum pataisyti, išspręsti ar pakeisti. Tu turi daugiau jėgų ir kontrolės, negu tau atrodo. Tai vėlgi net ir šita korta, kur yra tarp deivių, vis tiek turi tokį ganėtinai šešėlinę žinutę. Dabar greitai pažiūrėsiu Lilith prie monstrų. Va. Aha. Tai jos tos žinutės yra apie tai, kai kažkoks žmogus padaromas atpirkimo ožių,
taip pat apie nepaklusnumą ir nenusileidimą. Jo, čia iš tikrųjų net visai graži žinutė, ar ne? Kad jinai žadina vidinį tokį maištininką. Ir galbūt ne visiems patinka tai, ką tu darai, bet o kas turi teisę pasakyti, kas yra gerai ir kas yra blogai. Tai vat ir monstras netokia bloga žinutė, tai vat įdomu. Bet aišku, tokia ganėtinai šešėlinė. Tai ši kaladė tikrai, manau, draugausia. Galbūt ir kuriam nors iš jūsų bus įdomu.